Sveiki visi, jūs esate CryptoArt YouTube kanale ir šiandien mes pakalbėsime apie rinką ir pažiūrėsime, ko mes galime iš jos tikėtis toliau. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtuką, bei aišku parašyti savo mintys komentarę. Taigi štai čia aš esu VEX kriptovaliutų birža ir štai čia jūs matote mano dvi pozicijas, tai yra Ethereum ir Bitcoino. Tai aš šitas pozicijas laukiau maždaug 4 savaitės, tai yra apie mėnesį ir aš visą laiką sakiau, kad aš laukiu kritimo būtent iki šių zonų ir nuo čia aš lauksiu atšokimo. Būtent tai kol kas mes ir turime ir štai čia galite pamatyti, kad mano visi limit orderiai, kuriuos aš turėjau, jie buvo paimti ir kol kas yra štai toks profitas. Tai šiandien mes pabandysime kartu su jumis įsiaiškinti, kas mūsų laukia toliau tiek globaliai, tiek lokaliai ir pasižiūrėti, ar vis dėlto Bitcoinas yra pasiruošęs geram atšokimui, ar čia tik dar yra viena banga ir mes keliausime žemiau. Taigi dabar mes perėsime prie grafikų, pakalbėsime tiek apie globalias situacijas, pakalbėsime ir ką mes matome lokaliuose timeframe'uose ir šiek tiek pakalbėsime apie likvidumą, pažiūrėsime, kur jis yra ir kur mes galime eiti, kad surinkti būtent tą likvidumą. Prieš pradedant šitą video noriu paminėti apie VEX kriptovaliutų biržą, kas dar neturite ten paskyros, būtinai užsiregistruokite pagal mūsų duotą nuorodą, pasitikrinkite, kad būtų įrašytas referral code žodis Arktika ir jūs galėsite gauti štai tokius bonusus. Aš ten jau pats kurį laiką prekiauju, tikrai gera kriptovaliutų birža ir yra šiek tiek mažesni komisiniai mokesčiai nei lyginant su kitom kriptovaliutom biržom. Tai visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme. Taigi pradėkime nuo Bitcoino savaitinio grafiko ir šitą grafiką jūs esate tikrai jau daug kartų matę, kas mūsų žiūrėjo jau iš seniau. Čia aš esu pažymėjęs štai tokias 3 zonas ir čia yra savotiškas zonas, kur yra rinko baimė ir mes matome, kad čia labai geri būna atšokimai. Taip pat mes turime štai čia 50 dienų moving average ir būtent nuo čia aš tikėjausi gauti atšokimą ir sakiau, kad spaikas gali būti šiek tiek žemiau ir mes turėjome štai tokią zoną ir mes nuėjome tiksliai iki šitos zonos apačios ir gavome tai tokį atšokimą. Čia kol kas yra lokalus atšokimas ir klausimas, ar mes gausime atšokimą ir išeisime į naują all-time high, ar vis dėlto mes tik protestuosime ir keliausime žemiau. Taip pat verta paminėti, kad štai čia mes turime trendo liniją ir matome, kad šita trendo linija yra kaip ir 50 dienų moving average ir mums parodo, kad savaitinėme grafike mes esame bull markete ir kai tik mes pramušime, tai reiškia, kad mes jau žengime pirmą žingsnį į bear marketą ir reikia būti pasiruošusiam tolimesniam kritimui. Taigi, ką mes matome iš šito grafiko, kad čia galimas pramušimas, čia yra galimas atšokimas su retestu ir šitoj zonoje mes turime stebėti, ar mes išeisime į viršų, ar vis dėlto čia gausis retestas ir mes štai čia padarysime mažėjantį trendą ir keliausime į bear marketą ir žemiau nei $100,000. Štai čia mes turime Ethereum savaitinį grafiką ir čia yra tokia pat situacija kaip ir Bitcoino grafike. Čia mes turime 50 dienų moving average, turėjome labai gerą palaikymo levelį ir mes štai čia gavome atšokimo reakciją ir nuėjome į viršų. Tai dabar mes bandysime įsiaiškinti, kas mūsų laukia toliau, ar mes galime tikėtis, kad rinka būtent nuo čia apsisuks ir eis į viršų, ar vis dėlto čia tik yra dar viena banga prieš artėjantį kritimą. Štai čia yra sekantis Bitcoino grafikas ir mes matome, kad puikiai atidirbo štai šitą palaikymo zoną ir mes gavome nuo jos atšokimą, tai yra mes čia galėjome tikrai pasimti labai gerą sandorį ir pasimti aišku gerą profitą, ką aš ir padariau ir tikrai aš apie tai įspėjau pakankamai ilgą laiką ir maždaug visą mėnesį aš sakiau, kad aš laukiu, kad Bitcoinas pasieks $100,000 ir čia galimas atšokimas ir reikia žiūrėti, ar jis bus stiprus, ar čia tik bus lokalus atšokimas, jis bus pakankamai silpnas ir formuos kitą bangą, kuri bus mažėjanti ir bandys pramušti $100,000. Štai čia mes matome, kad dabar mes turime šoninį judėjimą ir ką noriu paminėti apie šoninį judėjimą, kad mes dabar išplėtėme šiek tiek ribas būtent šio kanalo, būtent šio šoninio judėjimo ir ką aš turiu omenyje, kad dabar pas mus šoninis judėjimas yra maždaug $124,000 ir $100,000. Tai reiškia, kad mes dabar turime štai tokį kanalą ir mes dar galime jame judėti. Tai yra
yra mes galime būtent šiais metais dar pamatyti, kad Bitcoinas turės vieną bandymą pramušti all-time high, arba mes dabar keliausime į kitus grafikus ir pasižiūrėsime, kur yra pasipriešinimo zonos, į kurias zonas reikia atkreipti ir kokios reakcijos galima tikėtis. Štai čia dar yra vienas globalus Bitcoino grafikas ir čia yra jo ciklai ir mes matome, kad bull marketas yra 1064 dienos, o bear marketas yra 364 dienas ir tai yra apytiksliai apie metus. Tai mes galime dabar pasižiūrėti, ko mes galime tikėtis, tai paimam štai tokiu būdu, nusistatom štai čia ir mes matome, kad kaip ir Bitcoinas žengia savo žingsnį į bear marketą ir dabar mes galime tikėtis maždaug štai čia atšokimas ir čia mes formuosime štai tokį judėjimą ir mes galime iškart pastebėti štai šitą situaciją ir dabartinę situaciją ir mes matome, kad čia irgi buvo kritimas, atšokimas, kažkoks šonis judėjimas ir kita banga. Ir dabar mes irgi matome, yra kritimas, atšokimas, galima kažkiek dar pasikonsoliduoti ir dar viena banga. Tai dabar mes keliausime šiek tiek į mažesnius grafikus, į lokalesnius grafikus ir pažiūrėsime, ką mes ten matome. Taigi, jeigu žiūrint šitą dienos grafiką, tai mes turime štai šitą modulį. Apie šitą modulį aš esu irgi daug kartų kalbėjęs ir kai mes buvome štai čia, irgi aš esu jį minėjęs ir sakiau, kad labai sunku patikėti, bet galimai šitas modulis pradės veikti. Dabar mes tą ir turime ir mes matome, kad Bitcoinas nuo 100 000 psichologinės ribos, nuo palaikymo zonos, čia yra tikrai stipri palaikymo zona, gavo atšokimą, bet mes matome, kad vis dar šio modulio tikslas nėra pasiektas ir mes turime sekančią pasipriešinimo zoną, kuri prasideda maždaug nuo 106-107 tūkstančių dolerių ir tęsi iki pat 112 tūkstančių dolerių. Tai šitoj vietoje mes galime iki jos grįžti ir čia mes turime labai atidžiai stebėti, ar mes bandysime išeiti ir pakeisti trendą, ar vis dėlto mes gausime rejectą ir formuosime šiek tiek mažesnę bangą nei buvo prieš tai ir atidirbs štai šitas modulis. Tai šitą modulį aišku reikia stebėti, čia kol kas labai panašu, kad mes nueisime į viršų ir mes čia galime gauti retestą, čia yra didesnė tikimybė nei mes pramušime, nebent bus kažkokios naujienos arba mes sulauksime palūkanų normos mažinimą ir tada mes pamatysime, kad Bitcoinas eis į naują all-time high. Čia yra sekantis Bitcoino grafikas, čia yra vienos dienos time frame'as ir aš minėjau prieš tai, kad čia mes turime dar vieną retestą ir tikrai mes jų turėjome pakankamai daug ir sakiau, kad kuo daugiau retestų, to zona vis silpnėja ir yra didesnė tikimybė ją pramušti. Mes tą ir gavome ir nuėjome būtent iki šitos zonos, nuo kurios mes gavome atšokimą. Tai matome, kad pasipriešinimo ir palaikymo zonos tikrai labai gerai veikia ir dabar mes matome, kad čia yra zona maždaug nuo 106 iki 110 tūkstančių dolerių ir tai veiks tikriausiai kaip pasipriešinimas, nes mes čia matome, kad šita zona buvo prieš tai kaip pasipriešinimas, vėliau mes po kurio laiko šitą zoną pramušėme ir jinai tapo veidrodinė zona ir aišku, jinai veikia kaip palaikymo zona. Taip pat noriu priminti, kad mes turime Arctica Academy ir būtent jūs galite čia išmokti, kaip reikia prekiauti, kas yra šiaip prekyba, nuo ko pradėti prekybą, kas yra aplink prekybą ir tikrai daug naudingos informacijos, kuri yra susijusi su prekyba kriptovaliutų rinkoje ir ne tik. Tai jūs galite nueiti į mūsų svetainę, tai visas nuorodas jūs rasite šio video aprašyme, čia galite susipažinti. Taip pat mes turime mini nemokamus mokymus, jūs galite pasižiūrėti, susipažinti ir bandyti geriau suprasti, kas yra prekyba ir kaip reikia prekiauti. Taip pat noriu paminėti, kad greitų metų mes dar pridėsime vieną skyrių ir šitas skyrius būtent bus apie palaikymo pasipriešinimo zonas, kaip reikia tiksliai nustatyti, kur yra stipri palaikymo arba pasipriešinimo zona ir taip pat pakalbėsime apie modulius, kurie moduliai labiausiai veikia rinko ir į kuriuos reikia atkreipti dėmesį. Tai visas nuorodas rasite šio video aprašyme ir kam aktualu galite susipažinti plačiau. Taigi čia yra Bitcoino lokalus grafikas, mes turėjome labai gražų modulį, kuris vadinasi Head and Shoulders ir matome, kad jis puikiai atidirbo ir taip pat minėjau, kad štai čia yra banga mažesnė už prieš tai esančią ir mes tikriausiai štai čia tiesiog gausime retestą, pratestuosime zoną, gausime rejectą ir keliausime link 100 tūkstančių dolerių, ką mes dabar ir turime. Taigi dabar Bitcoinas turi štai šitą pasipriešinimo levelį ir mes čia galime nueiti jį pratestuoti
investuoti ir čia reikia stebėti, ar mes gausime rejectą, ar mes bandysime įsitvirtinti aukščiau. Dabar trumpai noriu paminėti apie likvidumą, kur yra Bitcoino grafike likvidumas. Tai mes matome, kad Bitcoino grafike yra likvidumas maždaug prie 112 tūkstančių dolerių ir tikrai mes ten galime nueiti. Aišku, reikia stebėti šitą likvidumą, nes likvidumas gali ir keistis. Jeigu mes nueisime į lokalesnį grafiką, tai mes čia pamatysime, kad likvidumas yra šiek tiek žemiau, tai prie 98 tūkstančių dolerių. Tai reiškia, kad Bitcoinas lokaliai dar kartą gali pakristi būtent iki šitos zonos ir suformuoti modulį, kuris vadinasi Double Bottom. Dabar trumpai apie Ethereum grafiką, tai pradėkime nuo 4 valandų time frame. Štai čia sakiau, kad yra palaikymo lokali zona ir mes irgi taip pat, kaip ir Bitcoino grafike, ją testavom pakankamai daug kartų, jinai vis silpnė ir kuo didesnį tikimybė, kad mes ją bandome pramušti. Tai čia buvo šiek tiek aukščiau pasipriešinimo levelis, mes nuėjome iki jo, matome, kad mums jo pramušti nepavyko ir buvo tikrai pakankamai daug bandymų tą padaryti ir mes nuėjome žemiau. Tai dabar mes matome, kad Ethereum bando grįžti šiek tiek aukščiau nei yra šita zona. Tai prieš tai šita zona buvo kaip palaikymo zona, dabar yra kaip pasipriešinimo zona ir jeigu mums nepavyks grįžti, tai mes vėl eisime link 3000 dolerių. Jeigu mes atsidarysime savaitinį grafiką, mes matome, kad štai čia yra palaikymo levelis, jis yra maždaug prie 3200 dolerių ir jeigu mes jį pramušime, tai mes eisime link 3000 dolerių. Ir ką aš noriu čia paminėti, kad čia galimai mes jau turime mažėjantį trendą, tai reiškia, kad čia yra vienas laiptelis, čia mes galime turėti antrą laiptelį, tada kaina dar kris, čia mes galim turėti vėl šoninį judėjimą ir dar vieną laiptelį. Tai jeigu tokia struktūra pasiteisins, tai yra labai blogai Ethereumui, nes aišku, mes pamatysime, kad jis eis dar žemiau. Kol kas štai čia dar gali gautis VU formacija, tai mums reikia stebėti štai šitą zoną, ar mes gausime rejectą, ar mes ją pramušime, įsitvirtinsime ir mes čia pamatysime VU formaciją. Tikiuosi šitas video buvo jums naudingas, tikrai pavyko labai gerai nuspėti, kad Bitcoinas keliauja link 100 tūkstančių dolerių ir pagauti bent jau kol kas lokalų atšokimą. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtuką, bei aišku parašyti savo mintys komentarę. Taip pat visus kviečiu prisijungti prie mūsų nemokamas Telegram grupės, tai galite arba nuskanuoti QR kodą, arba visas nuorodas rasite šio video aprašyme. Iki greito.